Labadiena. Šiandien turime mamos Romenos klausimą, kuri rašo: vyresnėlio 4-mečio grupėje per tėvų susirinkimą pasisiūliau, kad norėčiau ateiti paskaityti vaikams. Net nesitikėjau, bet šis mano pasiūlymas buvo labai džiaugsmingai priimtas, įsitraukė ir kiti tėvai siūlydami vaikams vesti kitas veiklas. Tuo tarpu aš pradėjau galvoti, ką ir kaip būtų geriausia skaityti 4-mečiams, kaip juos sudominti ir išlaikyti jų dėmesį. Turbūt geriau tokio amžiaus vaikams skaityti trumpesnę istoriją ar kelias, bet tuomet turbūt reikėtų sugalvoti ir užduočių. Aišku, dar tarsiuosi su auklėtoja, bet labai norėčiau jūsų patarimų. Taigi, iš tiesų, 4-mečiai labai mėgsta, kai jiems skaito. Jiems labai patinka skaityti knygas ir jie labai noriai klauso pasakų. Dažniausia klaida, kurią daro žmonės, kurie skaito ikimokyklinukams knygas, tai jie pasirenka knygą, kuri nėra tinkama tokio amžiaus vaikams. Taigi, kokios knygos yra tinkamos 4-mečiams? 4-mečiams geriausios knygos yra paveikslėlių knygos. Va, aš čia turiu Ajano Imai Česteris, ar ne? Pasaka apie šuniuką, kuris mano, kad jo namai yra nepakankamai geri, keliauja, ieško geresnių, neranda, bet tada grįžta į senuosius namus ir džiaugiasi, ar ne? Tai puikia knygelė. Yra labai aiškus moralas, yra labai aiški istorija. Vaikai jau gali 4-5 metų vaikai suprasti tokią istoriją, dėl to, kad, jie irgi kartais supyksta ant savo tėvų, ar ne, ir netgi gali pagrasinti, kad jie išsikraustys ir ieškos kitos mamos ar kito tėtės. Taigi, kalbant apie tokio amžiaus vaikus, reikia žiūrėti, kad knygoje būtų paveikslėlių. Nes nepamirškime, 4 metų vaikai dar toli gražu ne visi skaito. Kadangi jie neskaito, o vaikai mąsto vaizdais, reikia jiems padėti. Tokio amžiaus vaikai dažnai pertraukia mūsų skaitimą ir nori užduoti klausimą. Nereikia pamiršti, kad skaitimas vaikui tai yra ir kalbėjimas su juo. Diskusija. Ikimokyklinukas neturi atsisėsti ir išklausyti viso teksto. Kitas dalykas, jūs esate aktorius. Jeigu skaitote ikimokyklinukams, parodysiu, kaip nereikėtų skaityti. Vaikštinėdamas po gatves, Česteris labai nuvargo. Ieškodamas vietos prisiglausti, jis visur matė nurodytas kainas. Ar ne? Tai nėra tinkamas būdas skaityti 4 metų vaikams. Deja, dar labai dažnai yra taip jiems skaitama. Kaip reikėtų skaityti 4 metų vaikams? Knygą laikykite taip, kad paveikslėlius vaikai matytų, nes jie patraukia jų dėmesį ir jiems yra įdomu. Skaitykite išraiškingai, vaikštinėdamas po gatves. Česteris labai nuvargo. Vaikai, kada jūs būnate nuvargę? O kai daug vaikštote, irgi pavargstate. Ar ne? Tai yra, bet kuris sakinys gali paskatinti diskusiją. Kai jau norite nutraukti diskusiją, sakote: vaikai, o dabar paklausykime, kas buvo toliau, kai Česteris pavargo. Dar niekad neregėjau tiek nulių. Vaikai, ar žinote, kas yra nulis, ar ne? Jūs vieną pasakėlę galite, kurie atrodo plonytė. Aš prisimenu, vienoje knygų mugėje stovėjau prie leidyklos stendo ir laikiau savo rankose keletą knygų, kurias norėjau įsigyti. Ir atėjo kita pirkėja ir pavartė knygelę, tokią paveikslėlių knygelę. Pavartė ir pasižiūrėjo į kainą ir sako: Dieve mano, 20 litų už tiek tekstų. Ar ne? Paveikslėlių knygos tokios ir yra. Jos yra turinčios puikias iliustracijas, įdomų tekstą, dažnai moralą. Ar ne? Ką išmoksta šitas šuniukas? Česteris išmoksta, kad savo namuose yra geriausia. Bet tą jisai supranta tik tai pabuvęs kitose namuose, kurie nėra tokie artimi, nėra tokie šilti ir kurių gyventojai nėra tokie draugiški, kokie yra jo tikrieji šeimininkai. Taigi, pagrindinis dalykas tai yra, kad vaikui būtų įdomu. Jūs turite skaityti išraiškingai, jūs turite parinkti knygelę su paveikslėliais, jūs turite sudominti vaiką tuo tekstu, kad jisai, tiesiog lauktų kiekvieno žodžio
išsprūstančio jums, ar ne? Ir jisai tame jaustų malonumą. Ar skaityti trumpesnį istoriją, ar keletą trumpesnių, ar vieną ilgą, tai didelio skirtumo nėra. Nepamirškite, kad iki mokyklinukai, dėmesį gali sukaupti iki 15 minučių. Vėliau jam bus nuobodu, kad ir kaip jūs įdomiai skaitysite. Žinoma, gali būti ir išimčių, bet jeigu turite mažai praktikos, skaitydami dideliai 4-mečių grupiai, tai siūlyčiau pradėti nuo tiesiog vienos paveikslėlių istorijos. Tie, kurie jas rašo ir rašo būtent tokio amžiaus vaikams, žinodami, kiek laiko jie sutelkia dėmesį ir žinodami, kokios istorijos jiems yra įdomios. Prieš skaitydami vaikams visada perskaitykite knygą patys. Dėl to, kad vaikai nėra labai pakantus žmogui, kuris kliūva, kuris yra įbedęs nosį į knygą ir kuris net nelabai žino, kaip knyga baigsis, dėl to neskaito taip išraiškingai, kaip galėtų skaityti, jeigu jisai tą knygą būtų perskaitęs ir žinotų, kas vis dėlto laukia. Užduotis yra puiku. Užduotis yra puiku. Pakalbėkite su auklėtoja, apie ką vaikai šiuo metu grupėje kalba. Kokiom temom tiktų, tarkim, konkreti šita knygelė, tai kai kalbame apie namus, kai kalbame apie santykius, kai kalbame apie gyvūnus, kokius gyvūnus mes laikome namuose, yra begalė temų, kuriomis mes galėtumėme kalbėti, vadovaudamėsi šitą knygelę. Taigi, jeigu jūsų mokytojas sako, kad mes kalbame apie šuniukus, galite pasimti, pavyzdžiui, šitą knygelę. Ir tada reikia kažkokių tai veiklų, dėl to, kad vaikams, veiklos užtvirtina visą tai. Ką jūs galite čia daryti? Nežinau, jeigu jūsų darželėje galima kepti, tai galite kepti sausainiukus kaulo formos, pavyzdžiui, ar ne? Ir tai jau vaikams bus įdomu, nes jie aiškinsis, ar ne, kiek čia reikia kiaušinių įdėti, kiek gramų sviesto, kiek gramų miltų. Ir tai iš karto matematikos pamokėlė, tai iš karto chemija, kaip virsta, keičiasi medžiagos ir taip toliau ir panašiai. O galų gale suskaičiuojam, kiek mes iš vis iškepėm tų sausainėlių ir skaniai visus suvalgome su arbata, kai už lango yra žvarbus vėjas ir šalta. Tai iš tiesų, atsakant į jūsų klausimą, kaip skaityti išraiškingai, skaityti tai, kas tinka tokio amžiaus vaikams, rodyti vaikams tekstą ir paveikslėlius. Čia šiek tiek reikia akims mankštos, nes reikia skaityti tekstą iš viršaus ir jo nematant, bet, gydytojai teigia, kad mankšta akims yra labai geras dalykas. Tai netgi šitai gali būti ta teigiama pusė. Ir tada trumpumas, jeigu tai bus paveikslėlių knygelė, tai tikriausiai bus tinkamas tokio amžiaus vaikams ir užduotis, kurios lydėtų tą knygelę ir užtvirtintų tai, ką vaikai išgirdo, būtų tiesiog puiku. Tai linkiu jums sėkmės. Nuostabi jūsų iniciatyva, eikite, skaitykite vaikams kuo daugiau, nes skaitymas turtina žodyną, skaitymas suartina ir skaitymas yra viena labiausiai stimuliuojančių veiklų. Sėkmės!